pirmasis traukimas, tad galbūt kažkaip kitaip, kažkokia kita strategija pasirinks, kažkaip tai kitą gal kokį keitimą atliks, bet panašu, kad tų keitimų nebuvo šiose varžybose arba labai jau taip nepastebimai pasikeitė sportininkai. Nepastebimai nepasikeičia sportininkai, jie turi ateit pas teisėją, teisėjas duoda leidimą ar gali keisti. Viskas oficialu, ar neprieina? Svorį sutikrinti reikia, ar jis tikrai lengvesnis už tą, kurį keičia. Tai tada viskas jau nepastebimai čia neįkišė, nebent broliai dvynį galėjo prastumti. Nebent. Tad netrukus vienu... Teisėja keisti veda antspaudus patikrina, būna ant rankų su antspauduoti svorių kategorijų surašytus. Tad pasiruošė čia abi komandas. Ąžuolas prieš Latvijos komandą Saldus. Tad kasgi dabar iš kovos dėl pirmosios vietos dvikova prasideda dabar. Kol kas ties centru. Žymeklis, žyma. Kol kas abi nesijima kažkokių tai puolimo veiksmų. Bando viens kitų ištvermę. Ir toks siurprizo faktorius, tada nežinai, kada užpuls tave varžovai. Turi visada būti pasiruošęs. Ir tada, kai užpuls, tada vis tik tai ar laikyti, ar patiems atsakyti puolimu. Irgi toks greitas sprendimas turi būti padarytas. Kol kas niekas rimtesnių veiksmų. Aš manyčiau, kad geriau išlaikyti yra puolimą ir paskui pačiam pulti. Taip, kaip minėjote, tada tas jėgas išeikvoja. Galima taip užpulti. Latviai kaip ir irgi laiko, bet tą pranašumą po truputėlį įgauna. Ir štai dabar atrodo prasideda puolimas, pažiūrėsime, ar pavyks Ąžuolui jį atlaikyti, tačiau jis jau toks galingas, kad panašu, kad ne. Vis tik tai Latvių saldžių komanda iškovoja pergalę pirmajame traukime. Ten kitoje pusėje panašu, kad Toras nugalėjo kuopą. Toras bent jau trečioji vieta. Dar kartą trečioji vieta, miksuose taip pat trečia. Taip. Tad laimėtų dar sykį trečiąją vietą Toras. Tad dabar Ąžuolui reikia tikrai apmąstyti savo veiksmus, gal kažkaip tai įmanoma ištemti tą traukimą, gal kažką tai galima padaryti. Ką galima būtų, nežinau, reikėtų keitimą kažkokį, gal žmogui nešti naują. Nemanau, kad žmogus naujas padėtų. O kas gali padėti komandai, kuri matosi, kad, štai dabar pralaimėjo, bet ta kova tikrai nebuvo, kad buvo taip sausai pralaimėta, buvo ištvermės kova ir tada jau tas užpuolės netikėtai puolimas tiesiog jau buvo per daug. Aš kaip pats gal pirmiems reikėtų pulti. Treniruodavau, treneris sakydavau, kad pasakai, kad negali treneris sakydavau, trauk iš to negali. Tad pažiūrėsime, ar pavyks ištraukti. Dabar Ąžuolai. Reikia taip, tokių gal net ir sportinio pykčio tokio, galbūt, tokio reikia įsižeisti, reikia supykti ant savo varžovų, jeigu nepavyksta mandagiai laimėti. Tokių, kad papildomų jėgų, kur iš ko nesitikėjai. Užsidegti reikia, adrenalinų daugiau. Taip, Ąžuolas toks ir ramus, susikaupęs, lyg ir nepanašu, kad ta pergalė būtų, to sportinio pykčio nesimato veidose Ąžuolo. Galbūt net ir jau susitaikė, kad jau nelabai čia išeis šiandien laimėti. Pažiūrėsime dabar. Iš tikrųjų, tai kova tol nepralaimėta, kol žyma neperžengia linijos. Tai žinoma, nesvarbu, kiek likę. Štai Ąžuolas dabar jau turėjo šiokią tokią persvarą, dar turi šiokią tokią persvarą. Tikrai jau dabar jau iš visų jėgų stengiasi Ąžuolas, štai turi kažkiek. Dabar Ąžuolui svarbu negauti įspėjimo, jeigu jie ir kažkaip sugebėtų iškovoti pergalę, nes prieš tai traukimą pralaimėjo. Ir Ąžuolas turėjo stiprų startą. Tikrai įgavo šiokią tokią persvarą. Dabar
Jinai po truputėlį. Teisėjas be perstojo beveik rodo, kad keltasi. Abi komandų sėdi. Nuo to ir įspėjimą kažkas gali gauti, jau po kelis kartus parodyta. Bet štai Ąžuolas. Galų gale, na štai, kaip laikėsi, na tikrai labai tvirtai, labai vyriškai kovojo iki pat galo, tačiau nepavyko. Nes tik tai Ąžuolas laimėjo, Toras kitoje pusėje iškovojo 3. vietą. Na vėlgi. O 1. vietą pasiima mūsų kaimynai Latviai, Saldus komanda. Na štai, Latvija atvažiavo į Lietuvą, pasiėmė 1. vietą. Na, Ąžuolas vis tiek, jeigu kalbėjome prieš tai, kad nesiskaito taškuose turnyrinė lentelė Latvija, tad Ąžuolas iš esmės, na, 1. vieta čia, na, tai daugiausiai taškų, kaip iš Lietuvos komandų, taip išeina. Taip, Ąžuolas kiek traukimų laimėjo, jam taškai eina į turnyrinę lentelę. Na, bet kokiu atveju daugiausiai iš visų vyrų komandų surenka taškų ir dabar yra vieni iš favoritų. Toras taip